Tai labas rytas. Kaip minėjau, savo praeitam baikos video, šį savaitgalį į grunto varžybas lekiam. Tai kviečiu jūs prisijungti ir sudalyvauti kartu su mumis su Danske Bank komanda. Aš tikrai negalėčiau salesuose dirbti. Žodžiu, kraunam dviračius, čia jau sukrovėm, esam 8% Scott komanda. Ir vienas, kaip čia, chain gangeris. Kažkas jaučiu šiandien podiumą paims. Gerai, tai dabar susikraunam, važiuojam į Alytaus kažkur ten. Aš tiksliai net nežinau šito miestelio, bet kažkur šalia Alytaus. Saulė po baikos, viskas atsistatė. Kelis vietoje. Klibai, abiški klibantis. Nice. Užfiksuojam, kaip sukruojam dviračius, nes galimai kitaip ir nepavyktų. Patikimai uždėjo? Saulė, tu pasitikė? Rasi dviratį dar nuvažiavus į varžybą. Tai Saulė, žiūrėk, dabar rytas yra, čia nėra Saulė. Kaip tu Saulė čia? Jau kovinis varė. Zuiki? Lekiam. Kavos. Kavos ir po to į tūliką. Numerių atsėmimas. Tu čia įkirpai? Ar čia buvo? Jo, bet taip iškasilemt. Tai galvoju. Kas čia per paralelinis pasaulis? Dvejinai sakysiu. Išstartuoja 150 km dalyviai. Papasakok, Danai, ką tu čia pasidarai? Aš mados dalyką užsidėjau. Padės? Na, jeigu ne, tai gal gražiai nors atrodys. Iki starto lieka 9 minutės. Šiek tiek pravažiavau starto finišo pradžią ir galą. Važiuojam į startą, užsiimam vietą su komandėlė ir išstartuosim su visais mohikanais. Jau startą su savo komandžiokais, pačiame priekyje. Ir ima šioks toks startinis jauduliukas. Pulsas muša jau 130, dar net varžybom neprasidėjus. Na ir išvažiuojame, kol kas vyksta neutralizacija. Priekyje važiuoja motociklas ir pagal varžybų reglamentus jo lenkt negalima, jis diktuoja tempą, kad išjudėtų tvarkingai iš starto. Ir organizatoriai buvo minėję, kad neutralizacija turėtų trukti kažkur tai 4 km. Bet čia viskas kažkaip kitaip gavosi ir po kokių 500 metrų motociklas staiga pypteli ir varžybos prasideda jau dabar pilnu tempu. Čia esam grupės priekyje. Ir dabar tempukas smarkiai užauga, didžiulis greitis ir taip kokius 25 km. Smarkiai visi spaudžia be tokio be jokio. Ir va čia priekiai dešiniai su marga maikute matome šių varžybų nugalėtoją, Arijų Gliaudelį. Tai vaikinukas berods 18 metų, jei neklystu. Tai laimėjo šias varžybas
fantastiškai suvažiavo. Ir jo, buvo įvairiausių techniškų vietų, kaip matome visokių tokių pelkių, tašlynų. Ir važiuojantys priekyje tokias vietas gali tobulai išnaudoti pabėgimam, nes važiuojant iš nugaros tikrai kas nors apvirs, užklius, įgrius ir gali užklimti ir sutrukdyti toliau važiuoti. Tai va, jau grupelė pabėgus šiek tiek į priekį, bet aš dar čia juos pasiveju. Bet pasiviju aš juos neilgam, nes tuoj vėl prasidės labai techniškos vietos. Įvažiuojame mišką, labai šlapę ir pelkėtą vietą, kur tikrai daug dalyvių apturėjo šitų vadinamų zavalų. Tai kažkam į ratai puolė, tai kažkas apvirto, užklimpo, paslydo. Ir man visai neblogai sekėsi pravažiuoti tas vietas, bet kaip matome, užstringame toje masėje ir priekis nuvažiuoja tikrai toli, kad aš nebesuspėju pasivyti ir šias varžybas kaip galiu suskirstyti tokias 3 dalis. Pirmoji dalis tai buvo su pirmąja grupelė, antroji dalis po šitos pelkės, tai mano solo pasirodymas, nes lieku vienas ir tenka gaudyti pabėgusią tą priekinę grupelę. Tačiau buvo kiek per sunku jau gaudyti ir nusprendžiu sumažinti greitį ir palaukti, gal kažkas pasivys iš galo, kad galėtume suformuoti dar vieną mažesnę grupelę ir važiuoti tolyn. Taip, po truputį pasivydavom kažką, ar kažkas mus pasivydo, tai mūsų grupelė vis augo, didėjo. Ir tokiais pasišnekučiavimais mažais ir mažesnių tempų mes judėjom link finišo. Aišku, oras subjuro, pradėjo smarkiai lyti, tai norint važiuoti greitai ir tenka važiuoti už nugaros, o važiuojant už nugaros visas purvas tiesiai eina į veidą, tai prisivalgyta buvo daug smėlio, daug žvyro, tarpėjo tarp dantų. Bet gerai, kad tas oras netrukus pasitaisė ir vėl buvo šilta ir pakankamai sausa. Na, o pačiam nepavyko nufilmuoti finišo, deja, bet tik iš nuotraukų galiu parodyti, kaip tai atrodė. Mūsų finišavo iš tiesų nemaža grupelė. Prieš pat finišą ten pradėjom šiek tiek sportuoti ir su čia 9 ar kiek čia mūsų finišavau. Dviratis jo atrodė nekaip, bet pavyko, man atrodo, visai neblogai jį išplauti ir po to laukiame apdovanojimų. Šiek tiek organizatoriai užtruko skaičiuoti rezultatus, tai tuo tarpu pavalgėme, užkandome ir dar belaukiant mums subjuro oras visai, tačiau negalėjome išvažiuoti, nes įtarėme, kad gali mūsų viena komandžiokė paimti prizinę vietą. Taigi Saulė užėmė pirmąją vietą V19 amžiaus grupėje. Su tuo aš ją ir labai sveikinu, šaunuolė Saulė. Na ir dar mūsų visa Danskės banko komanda paėmė 2 vietą komandinėj įskaitoje. Na ir kol kas tiek, keliaujam ilsėtis. Iki!